Jeigu kalbėt apie pirmą greičio ruožą, tai manyčiau, kad jį yra labai siauras, labai reikalaujantis gero vairavimo. Manyčiau, kad žiūrovam būtų labai įdomus, nes daug agresyvių posūkių ir vietomis yra labai didelis greitis ir įspūdingai siauras. Tai manyčiau, kad pirmas greičio ruožas būtų tikrai žiūrovam būtų įdomus, nes jisai turi tam tikrų gerų atkarpų. Jisai yra 18 km ilgio ir praktiškai visas siauras. Tai ko gero siauriausias greičio ruožas šitam rally. Ir ką mes kalbėjom, kad bet kuriam, kur sustotų, bet kurioje sankryžai, išsirinktų kažkokią greitą atkarpą ir sankryžą, tai tikrai pajaus malonumą pasižiūrėti, jeigu apie pirmą kalbėti. Įdomus greičio ruožas. Jo. Antras, tai mes truputį juokiamės šiandien iš jo. Antras greičio ruožas, tai autostrada. Turbūt, kad žiūrovom tikrai nesiūlyčiau važiuoti žiūrėti, tai iš karto ir tą lapą į šoną. Trečio greičio ruožo mes dar nebuvom susipažinti, tai miesto, bet manyčiau, pirmą dieną pažiūrėti pirmą ir trečią jau būtų labai gerai. Vis tiek miestas turi savo šarmą. Tai jeigu kalbėti apie trečią, ketvirtas greičio ruožas. Ką nors atsimeni? Tai manyčiau, kad sekmadienio pirmas bus greičio ruožas, tai manau, kad vis tiek visi dar po vakar dienos čiučiut dar bandysis automobilius. Tai manyčiau, kad gal gerų kažkokių vaizdų ir nebūtų. Bet pats greičio ruožas visai yra nieko. Turi tam tikrų siaurų dalių ir turi autostradų. Tai manyčiau, jeigu kažkur žiūrėt, tai tik tai siaurose dalyse. Ketvirtas. Penktas. Labai geras greičio ruožas. Čia tas, kur mes pernai važiavom, bent jau dalis, ne? Penkto yra dalių taip, kur mes pernai važiavom. Ir penktas taip pat. Kiekviena vieta turi savo šarmą. Ir gali atsistoti tokioj neįtikinamiausioj vietoje ir pamatyti tokių vaizdų, kad sunku net apibūdyti, kur atsistoti ir kaip. Bet pats greičio ruožas yra geras. Šiaip aš sakyčiau galbūt derint 5 ir 7, nes jie kartojasi. Ir pavyzdžiui yra tokia vieta Krievų Vyrauda. Ir ten toks va apačioje matosi, kaip čia kilpą pavadint. Tai kažkur šitoj kilpai čia toks miškelis yra. Ir ten tikrai gali daug klaidų pridaryti, ne? Šitoj va vietoj. Apie šitą mes kalbėjom, man atrodo. Ir čia be to ir 7 ir 5 galime pasižiūrėti šalia vienas kitą. O dabar kelintam... Jeigu suras tik tai privažiuot kaip iki jos. O kelintam greičio ruožė prieš finišą kilometrą yra tramplynai 2. 6. Aš siūlyčiau irgi, jeigu kažkaip surast atvažiuoti į finišą. Taip, jeigu kalbėti apie 6, tai reikėtų atvažiuoti į finišą. Tiesiog paeiti 1,5 kilometro. Yra labai siaura dalis ir toj siauroj daly yra 2 tramplynai. Tai manau, kad visai būtų nieko ir su pastatymu ir su paėjimu nedaug, ne 5 km, tai būtų tik tai apie kilometrą ir 1,5. Tai manau, kad gal būtų visai nieko. Jeigu kalbėtų apie 6. Čia šitą dalis palei ežerą. Šitas posūkis toks. Atvažiuoti į Rapskovą ir tiesiog paeiti. Tai būtų elementariausia ir lengviausia. Tokie mūsų pastebėjimai.